Dzūkijos miškų apsupty spindi stiklinis kupolas. Kupolo viduje stovi trišonė piramidė, o joje du unikalūs kryžiai, kurie ypatinguoju būdu koncentruoja subtilėje dvasinę energiją bei perteikia ją šios erdvės lankytojams. Tai Varėnos rajone Merkinės seniūnijoje Česukų kaime esanti Merkinės piramidė. Vienas lankomiausių Dzūkijos objektų, kuriame atvykstančių skaičius vis auga. Šią erdvę tikrai pamėgo gausus būrys žmonių, bičiuliais aš juos vadinu, kurie čia lankosi ir pažintiniu tikslu, turistiniu, ir atvyksta jėgų atgauti, sveikatos ir dvasiniais tikslais. Aš manau, kad žmonės traukia, aišku, pati vieta. Čia atvykę žmonės pastebi, kad gražu, gerai tvarkoma jau 14 metų, tiesą sakant. Taip pat traukia energetika, nes čia iš karto yra pojūtis, kaip tai įvardina dažnai žmonės, kaip šventoj vietoje, ypač kas daugiau keliavę, daug ko matę, lygina tiesiog tą pojūtį. Taip pat galimybės traukia, nes čia yra galimybė, kaip jau minėjau, tiesiog atrasti save, pažinti savo vidų geriau, o kas turi problemų ir jas išspręsti. Dėl to sulaukiu tokių lankytojų, kurie jau ne pirmą kartą ir turi kuo pasidžiaugti, pasidalinti su manim. Dabar vis daugiau tokio jaunimo lankosi, kurie ne tiek problemas siekia spręsti, kaip pirmieji lankytojai, kurie šią vietą pamėgo, kiek atrasti save per meditaciją, per dvasinę praktiką. Praeitais metais, 15-aisiais, buvo ypač vaisingas metas dvasinė prasme, nes pavasarį buvo pastatyti vartai į sodybą, labai simboliniai ir svarbus, apibrėžiantys šios sodybos ir paskirtį, ir kiekvienam žmogui suteikiantys tam tikrų minčių. O rudenį praeitų metų taip pat svarbus įvykis Angelo Gabrieliaus erdvė. Archangelo Gabrieliaus, kuris yra Dievo šviesos ir žinios nešėjas tiesiog. Ir ta erdvė papildė visą mūsų sodybą ir suteikė papildomą funkciją. Žmonės pabuvę kupolė piramidėj, siekdami atgauti kūno ir dvasios sveikatą, pasisemti jėgų energijos, gali dabar užeiti į angelo erdvę ir įsipilti vandens, kuris taip pat teikia jėgų, bei palinkėti savo ir šeimai angelų globos ir pagalbos. Norėdami ne tik pasižvalgyti kruopščiai prižiūrimoje sodyboje, bet ir turiningai praleisti laiką, pamedituoti, pabendrauti su šios erdvės kūrėjais, žmonės sugrįžta dar ir dar kartą. Kiekvienas turi savų motyvų čia apsilankyti. Čia pat arba sugrįžę po ilgesnio laiko, dažnas paliudija, jog atgavo kūno ir sielos jėgas, pagerėja sveikatos būklė, atslūgsta vidinė įtampa, dar ilgai po meditacijos jaučia vidinį pakilėjimą bei džiaugsmą. Pirmą kartą buvau prieš 3 metus, vedama ligos, ne savo, reiškia, o savo vaiko. Ir tąsyk patyriau labai stiprius pojūčius ir suvokimą apie kažką daugiau, ko aš tada dar nežinojau, kaip įvardinti. Šiandieną po 3 metų labai dideli pokyčiai įvyko mano gyvenime. Vienas dalykas, aišku, mes esam sveiki, o kitas dalykas, atvažiuoju vėl pasisemti tos gyvybinės energijos, pakelti savo vibracijas, savimoniai, maldai. Kaip sako, gyvenimas apdovanoja mus beprotybė ir malda. O tam, kad būtų galima melstis supratingai, tam reikia pakelti savo vibracijas. Dėl to esu čia. Vėlgi tai yra pažinimas savęs atradimas Dievo, galbūt vieni jį atranda vienaip, kiti atranda kitaip. Tai vėlgi tas yra labai didelis dalykas ir žmonės iš tikrųjų važiuoja ir mielai važiuoja iš čia, nes tas atradimas, savęs pažinimas, pabuvimas su savimi, su Dievu, tai daug ką reiškia kiekvienam. Tuo labiau per savęs pažinimą galima daug ir ligų išsigydyti ir daug atrasti savyje. To, ko iš tikrųjų galbūt daugelis pagalvotų, iš kur tas gali būti, bet tai yra iš tikrųjų. Tai veikia. Daug kas pasipasakojo savo problemas, kaip yra, bet kiekvienas turi savo tikėjimą. Ir suprantama tai, kad pirmas žmonės pakeičia savo psichologiją, savo mąstymą, savo išpažinimą ir paskui visus kitus tikėjimus, nesvarbu, koks tai būtų. Kai sako, 12 apaštalų buvo 12 tikėjimų, bet vis tiek aukščiausias yra vienas. Užtat žmonės, žinokit, ir traukia tokie dalykai, nes kadangi kiti dėl sveikatos, kiti dėl įsitikinimo, kiti atradimo savo kelyje, o kiti paprasčiausia, kad žino, kad meditacija kaip vyksta ir pakeičia ląstelių struktūrą, formą, kraują, kaip sakant, kiti net ir ligas savo apsigydo.
Ši sakralioji erdvė atvira visų įsitikinimų, visų religijų atstovams. Čia sklindančių garsų aukštos vibracijos ypač tinkamos įvairioms garso terapijoms meditacijoms rengti. Garso terapeutai, kosmogiduoliai Juozas ir Elena Grigaliai, drauge su persų kilmės Njei fleitos meistru Mohamed Razauli, piramidės lankytojus pakvietė į sielos gelmių vidinę kelionę, kurioje panoro dalyvauti arti kelių šimtų įvairaus amžiaus žmonių. Visi, aš manau, kurie ateina ir gauna tai, ko jie iš tikrųjų su kokiais ketinimais atėjo. Jeigu jie atėjo atsipalaiduoti, tai jie gauna atsipalaidavimą, jeigu ateina, sakant, gauna daugiau negu patys tikėsi iš tikrųjų. Ne tik atsipalaidavimas vyksta, ir gydymas, ir valymas vyksta vienu metu, ir transformacija, daugelį dalykų vyksta. Jeigu vien tik apie garsą kalbant, tai pratikrinom, kad 12 kartų garsas atspindė, tiesiog sudidėjo 12 kartų. O jeigu energetiškai, tai būtų kosminis portalas galingas, per kurį patekė žmogus, sakykime, kaip į šventyklą, kaip į portalą, per kurį vyksta valymas, transformacija, pokyčiai vyksta žmoguje. Per garsą žmogus jisai išsilaisvina, jisai susitinka su savimi, susijungia su savimi ir išgyvena daug nuostabių dalykų. Tiesiog muzika yra visų menų, kaip sakoma, pati pradžia. Joje yra telpa viskas. Nes kaip žinome, kad pasaulis jisai buvo sukurtas per garsą, per vibraciją. Kiti sako, kad žodis yra labai svarbu, kad šviesa labai svarbu, bet iš tikrųjų būtent garsas jisai dalyvauja pasaulio kūrime. Būtent vibracija, tai kas vibruoja, tai materializuojasi ir sukuria tam tikras formas. Mano pirmas įspūdis apie Lietuvą. Lietuviai yra labai medituojantys žmonės. Palyginus su Lenkija, tai visiškai skirtingos kultūros. Lietuviai labai taigus ir jiems patinka ta pati muzika kaip ir man. Į Lietuvą mane atvedė pažintis su Sauliumi Petreikiu. Kiekvienas čia pabuvojęs bei maldai ir meditacijai savo širdį atvėrė žmogus pajunta ypatingus potyrius. Tiesiai iš Merkinės piramidės Jūratė Marčiulaitienė, Darius Mincevičius ir Lukas Marčiulaitis.